Sveiki. Sveiki. Ar matausi aš kažkur? O, matausi. Gerai. Tai to aš susitvarkau čia viską ir pradėsime paskaitą. Tai laba diena. Labas vakaras, nežinau, koks dabar metas, kai žiūriu čia paskaitą. Mano vardas yra Ieva ir aš esu regresijos bei reinkarnacijos praktikė bei bioenergetikė ir tuo užsiėmiau tikrai ne visą gyvenimą. Bet kai tik atradau visas šitas sritis, supratau, kad daugiau negaliu daryti nieko kito išskyrus tai. Nebent tai ir dar plačiau, bet vienu žodžiu eiti šitą kryptį, nors anksčiau buvau verslininkė, taip pat reklamos projektų direktorė ir dar įvairiausių veiklų turėjau, kurios iš tikrųjų pagrindas buvo tam, kad uždirbti pinigus. Ir dabar kažkaip tiesiog matau, kad pasikeitė požiūris į gyvenimą ir norisi ne vien gyventi dėl to, kad uždirbti pinigus, bet, žodžiu, gyventi ir džiaugtis gyvenimą. Ir būtent šitos rytis, apie ką aš dabar šnekėsiu, apie ką pasakosiu, suteikia man daugybę džiaugsmų ir įkvėpimo. Ir dėl to aš labai noriu pasidalinti šią informaciją su jumis, tam, kad ir jūs galėtumėt pilnai gyventi savo gyvenimą ir džiaugtis juo. Ir patirti visą tai, kad galbūt bijojote patirti, nežinau, pagaliau nuspręsti rinktis mylimą veiklą, pagaliau nuspręsti keisti savo santykius, pagaliau išmokti savo sveikatą keisti, ne vaistų pagalba. Tai apie visą tai aš šnekėsiu. Bet prieš pradedant norėčiau pristatyti Sanvaja kaip prekinį ženklą, kaip ne prekinį ženklą, bet kas tai yra ta Sanvaja. Sanvaja tai iš tikrųjų yra prasmingos ir sąmoningos žinios ir tai yra renginiai, paskaitos, stovyklos ir straipsniai, tiesiog bet kas veda į sąmoningumą. Ir mes jau turėjome 3 paskaitas, kurios vyko gyvai Vilniuje ir tiesiog buvo transliuojamos internetu. Pirmoji paskaita buvo apie karmą ir reinkarnaciją, ją vedė Mindaugas, antroji paskaita buvo apie dvasinę dimensiją, ją vedė Rita ir trečioji paskaita buvo apie visatos mechanizmus ir ją vedė Paulius. Tai mano paskaita yra labiau tęsinys pirmosios paskaitos, tai yra Mindaugo apie karmą ir reinkarnaciją. Ir Mindaugas labai gražiai, labai išsamei išaiškina visus tos dėsnius, kaip viskas vyksta, kodėl, kas tai yra. Vienu žodžiu, prieš žiūrint mano paskaitą, aš labai rekomenduoju paklausyti jo paskaitos, nes aš neįsiplėsiu apie tą teoriją, apie kurią jis šneka, nes jis tai daro labai gerai ir man nėra reikalo tai kartot. Todėl, kas nematė, negirdėjo, tai tiesiog po šio įrašo apačioje yra nuoroda, kur galite pasiklausyti jo paskaitos. Tuomet, kai jau būsite paklausę jo paskaitos, tuomet patariu žiūrėti mano paskaitą. Nes aš būtent pristatysiu karmos keitimo techniką, kurią naudoju pati savo klientams. Ir tai iš tikrųjų yra veikianti technika, jinai mano gyvenime labai daug rezultatų, žodžiu, labai daug pakeitė mano gyvenimo ir matau, kaip ir klientams keičiasi, todėl šią techniką aš tikiu ir be to jinai yra labai paprasta, ją gali naudoti kiekvienas. Ir manau tiesiog, kuo daugiau tokių technikų bus prieinama žmonėms, tuo greičiau galėsime džiaugtis ir laimingai gyventi visi santarvėj ir harmonijai. Tai šiek tiek papasakosiu apie mane, kaip dabar atrodo mano gyvenimas. Tai aš esu Ieva ir šiuo metu gyvenu labai gražiam bute prie ežero kranto ir Trakuose. Žodžiu, turiu vyrą labai šaunų ir mylinti ir 2 šunis. Mes labai smagiai visi kartu gyvenam ir labai gražiai sutarėm. Kasdieną aš tiesiog vaikštau
po trakus, džiaugiuosi čia esančią gamtą, važiuoju į mišką ir, žodžiu, tikrai turiu pakankamai laiko skirti savo, pabūti ten, kur aš noriu būti. Ir su vyru mes keliaujame dažnai, šiemet buvom Kanadoje, tai tiesiog ir su šunimis keliaujame. Nu, žodžiu, gyvenimas tikrai labai smagus ir fainas ir man nereikia dirbti ofise, kažkur aš nesėdžiu nuo 8 iki 9, kas man labai patinka, nes aš visada norėjau tokio laisvesnio darbo, kur aš galiu būti nepriklausoma nuo jokio grafiko. Bet apie tai, kaip kurti norimą realybę, iš tikrųjų galėtų būti atskira paskaita, galbūt net visas kursas. Iš tikrųjų apie tą kursą galima bus pašnekėti gale paskaitos, nes jis yra planuojamas. Bet dabar tiesiog, kadangi tema yra karma ir karmos technika, tai pašnekėsime būtent, kaip tai gali keisti gyvenimą. Tai vienu žodžiu dabar bendrai, kaip mes kūrėme tą savo gyvenimą. Dažnai žmogus, jeigu įvyksta kažkoks blogas įvykis, kažkas ten negero, avarija, nežinau, kažkas ten susižeidimas, kažkoks konfliktas, visada linkęs yra kaltinti aplinką. Kodėl taip atsitiko, už ką, čia į mane įvažiavo, čia mane žodžiu sužeidė ar dar kažkaip. Bet esmė, kad mes esame sielos ir mes į šitą gyvenimą atėjome tam, kad kažką išmoktume ir tam, kad tobulėtume. Ir kiekvienas tas mūsų nuomonė blogas įvykis iš tikrųjų yra iniciacija į aukštesnį lygmenį. Ir yra mūsų pasirinkimas, kaip mes reaguosime tą įvykį. Tai dabar, jeigu įvyksta kažkas blogo, tarkim mašinos avarija, ir jūs galvojat, oi čia šūdas, čia vėl mane čia, žodžiu, vien tik neigiamos mintis, vien tik tai kaltinimai ir taip toliau, jūs automatiškai pereinate į tokį variantą, kur bus dar daugiau tokios neigiamos emocijų, neigiamų įvykių, žodžiu, renkatės dar daugiau savo pamokų, kad suprastumėt kažką, ką norit suprasti. O jeigu jūs į tą mašinos avariją reaguojat, įvyko kaip įvyko, gal čia gerai, gal nuo kitų kažkoks blogesnis įvykis galėjo įvykti, gal mane čia apsaugojo nuo kažko, dar geriau, čia nereikės dabar taip anksti į darbą važiuoti. Vienu žodžiu, teigiamai, reaguojat teigiamai ir nieko nekaltina, tiesiog žiūrit, kodėl taip įvyko, ar ne. Tai jūs automatiškai ir renkatės jau variantą, kur eiti, kur būtų daugiau harmonijos ir meilės. Tiesiog nubraukėte tą neigiamų įvykių grandinę tam, kad viską priimti ir, žodžiu, keliauti ten, kur daugiau meilės yra. Visus šitus įvykius mes savo siunčiame patys. Ir tai yra mūsų iš anksto paruošto plano dalis savo, kad mūsų siela tobulėtų. Taigi, kad ir kas nutiktų, liga, skyrybos, nežinau, kažkokie tai blogi dalykai, visą tai jūs savo susiplanavote ir savo pasiruošėte šitus išbandymus, ne kas kita, o jūs patys savo susikūrėte. Ir visa tai prasidėjo iš tikrųjų daug anksčiau nei galime įsivaizduoti, nes visas dabartinis mūsų gyvenimas yra anksčiau buvusių gyvenimų pasekmė. Ir tų gyvenimų buvo ne vienas, ne 10 ir ne 100 netgi. Tų gyvenimų buvo labai daug ir kiekvienam tam gyvenime, kadangi mes gyvenome prote, mes buvom užsimiršę, kad mes esam sielos, mes darėm daug klaidingų pasirinkimų. Ir tai atsiliepia šiandien. Ir šiame gyvenime mes ir jau patyrėme ir dar patirsime daugybę tų pamokų ir tik mūsų atsakomybė, kaip į jas reaguoti. Ar suvoksime jas, ar ne, ir vėl kartosime iš naujo. Dabar yra unikalus metas, tiesiog kai galima pažvelgti į tuos praeitus gyvenimus ir kai galima viską pakeisti tam, kad nereiktų to patirti fiziniam lygmenį.
Tai tiesiog aš dar norėčiau papasakot apie save, kad įsivaizduotumėt, tai ir pereinam prie to, ką galima keisti, būtent žvelgiant į tos praeitus gyvenimus. Tai galima keisti viską. Santykius, sveikatą, darbą, savirealizaciją, turtą, gausą. Vienu žodžiu, viskas dabartiniai jūsų santykiai, kokius jūs juos turit arba jų neturit, tai yra dėl to, kad veikia tam tikros programos iš praeities. Ir sveikata, visos ligos, viskas yra sukurta dėl tų energetinių blokų, kuriuos sukūrėte praeituose gyvenimuose. Todėl man dabar nebereikia eiti pas daktarus. Aš iš tikrųjų prieš pradedant visus šitus užsiėmimus, technikas ir taip toliau, mano buvo sveikata labai prasta. Aš 5 kart per metus sirgdavau angina, pastoviai gerklės uždegimai, sąnarių skausmai, galvos skausmai pastoviai. Negalėdavau, rankinukę turėdavo būti nuo skausmo tabletės, nes man bet kada būdavo priepuolis galvos skausmo. Bendrai labai nusilpęs imunitetas, odos bėrimai ir tokie stiprus, kad net ten hormoninės tabletės man išrašydavo, aš ten vos ne po 2 savaitės turėdavau gertas hormoninės tabletės. Daktarai priežasčių, aišku, į mano tas ligas nerado, jie tiesiog gūžčiojo pečiais. Aišku, tai manęs nelabai tenkino ir aš galbūt tas susispyrimas surasti, kaip padėti savo ir padėjo man atrasti visą tai, ką aš dabar žinau ir ką aš dabar galiu padaryti. Tai noriu pasakyti, kad visiškai įsigydžiau visas ligas ir netgi paprasti peršalimai, tarkim, vyras mano ateina sergantis iš darbo, pasigavęs virusą, manęs tai jau neliečia ir manęs, vienu žodžiu, nekabina tos ligos. Nors anksčiau man būdavo tik užtenka įteiti kambarį, kur žmogus čiaudo, aš jau iškart irgi susirgu. Vienu žodžiu, visa tai iš tikrųjų imuninė sistema mūsų priklauso nuo visų tų blokų energetinių, kuriuos mes turim savyje. Bet vėlgi, liga ir yra ženklas. Mes savo kūnų patiriame kad kažką darome ne taip. Mes sau siunčiame ženklą. Skauda gerklę, tai susimastyk, ką darai ne taip. Galbūt meluoji, galbūt neši kažkokią didžiulę kančią, nepasakai, ką nori pasakyti. Jeigu skauda sąnarius, tai pyktis yra. Galbūt tu labai laikai savyje pykti. Daug, ta prasme, tokių universalių paaiškinimų, koks kūno pojūtis reiškia, kaip ir nėra. Galima taip kažkokių bendrinių rasti, ten yra tam tikrų rašytojų, kurie, žodžiu, aprašė, tai yra tam tikrų terapeutų. Bet visgi ir savo praktikoje matau, kad kiekvienas žmogus yra individualus ir tie kūno pojūčiai kartais dažniausiai reiškia skirtingus dalykus. Tai žodžiu, ką galime keisti, tai iš esmės viską, negalima keisti tik savo išvaizdos, ta prasme, jeigu esat moteris, tai vyrų nebebūsite jau, bet viskas, kas yra aplinkui, kas yra keičiama, tai viskas galima pakeisti. Tai žodžiu, dėl to turtos ir gausos dar noriu atkreipti dėmesį. Kaip būtent pasireiškia turtas ir gausa, tai yra labiau tokia pilnatvės būsena. Nes jeigu anksčiau, pavyzdžiui, aš ten dariau viską, kad tik uždirbti kuo daugiau pinigų, kad tik tai ten būtent super verslininkė, karjeristė ir taip toliau, tai dabar aš jaučiuosi visiškai pilnatvėj ir man nereikia, ta prasme, aš nebenoriu to, ką aš norėjau anksčiau, tik dėl vaizdo, tik dėl įvaizdžio. Ir tiesiog tam tikros galimybės, pavyzdžiui, kelionės, jos ateina, nebūtina tam turėti pinigų. Vienu žodžiu, net nežinau kaip tai paaiškinti, bet tiesiog viskas vyksta labai integraliai, kai tu kažko nori, kai tau kažko reikia, tai ir ateina į tavo gyvenimą, bet nebūtinai tai reikia pirkti. Tai tas yra labai fainai, kad iš tikrųjų viskas pasaulis tavimi rūpinasi ir tau nereikia galvoti, kaip čia uždirbti, kad tą nusipirkti, taip toliau, viskas vyksta kažkaip labai sinchroniškai ir tada, kada tau reikia. Ir yra ta pilnatvės tokia būsena tiesiog, kad gerai taip, kaip yra čia ir dabar. Ir nėra kažkokio troškimo ten siekti kažko
Aišku, gal kitam tai atrodys, tai dėl ko gyventi. Gyventi dėl to, kad būt čia ir dabar visiškam rojui, visiškai pilnatvėj ir palaimui. O tai yra super fainai. Nes pagalvok, jeigu tau nereikia jaudintis dėl nieko. Tu tiesiog gyveni džiaugsme ir tau žiauriai smagu, tu ką nori, tą darai. Tu nori vieną dieną ten tapai paveikslą, tu nori eini į mišką, tu nori suorganizuoji paskaitą, tu nori ten susitinki. Nu, ta prasme, tiesiog gyvenimas vyksta taip, kaip tu nori, gražiai, fainai. Jeigu tau reikia labai daug stresų ir darbų, okei, tai turi stresų ir darbų, tai kiekvienas renkasi, ko jis nori. Nu tai va, dėl tų turtų, tai norėjau pasakyti, kad dažnai tiesiog pas mus yra toksai, kadangi Lietuva šiaip nėra labai tokia jau turtinga šalis, tai pas mus mentalitete toks yra, kad reikia daug pinigų, būti turtingų ir tada jau bus viskas gerai. Bet juk labai dažnai turtingas žmogus būna labai nelaimingas. Tai reikia pagalvoti, ar tai yra primestas noras iš aplinkos, ar tai iš tikrųjų jūsų troškimas. Nes galbūt jums užtenka, kad galėtumėte keliauti, džiaugtis saulę ir taip toliau. Tai tam nebūtina ten didžiuliai turtai. Tiesiog reikia pagalvoti, ko iš tikrųjų norite. Bet čia vėlgi šiek tiek įsiplėčiau apie tikslus, apie troškimus ir apie savo gyvenimo kūrimą ir apie tai mes šnekėsime plačiau kurso metu, kurį aš vėliau pristatysiu. Tai vėlgi tada tikslas koks, ne, šitų technikų ir šitų visų šitos karma keitimo technikos, kad būti laimėje čia ir dabar, kai visiškai nieko netrūksta ir yra visiška harmonija ir tu tiesiog esi laimingas dėl visko. Tai dabar šiek tiek apie variantų erdvę, irgi labai trumpai, nes apie tai kalbėsime kurso metu. Žodžiu, viskas, kas egzistuoja čia ir dabar. Ir čia ir dabar yra absoliučiai visi dabarties variantai. Visi galimi šios akimirkos variantai. Visi praeiti gyvenimai, jie egzistuoja čia ir dabar. Ir visa ateitis egzistuoja čia ir dabar. Mes neturime nieko kito, išskyrus čia ir dabar momentą. Nes pagalvokit, praeitis, kurią jūs prisimenate, jeigu jums dingtų dabar atmintis, tai netenka prasmės. Tai yra iliuzija realiai. Tai viskas, praeities nėra, ne? Ateitis lygiai taip pat. Mes suvokiame, kad bus rytojus. Bet iš tikrųjų to rytojus tai nėra čia. Tai tiesiog yra mintis apie rytojų. Tai vėlgi, tai yra iliuzija. Kas lieka? Lieka čia ir dabar akimirka. Čia ir dabar. Labai man patiko Paulius iš paskaitos, kai jis su tokiais dzingaliukais, su garsa tokį padarė, labai faina. Tai vienu žodžiu, čia ir dabar. Daugiau nieko kito nėra. Ir kokiame variante jūs dabar gyvenate, o čia 3 pavyzdžius pateikiau, tai realiai yra jūsų pasirinkimas. Tai jūs pasirinkote patys. Ir vėliau plačiau šnekėsime būtent apie tą gimimą neturtingoje šeimoje ir taip toliau. Ir sakysit, kaip aš pasirinkau gimti tenais, ten kažkokiam labai neturtingoje šeimoje, neturėti pinigų, tai čia jau man jau taip galimybių užsibraukė daug. Bet taip pasirinkote. Patys taip norėjote gimti, nes norėjot kažką išmokti. Tai apie tai ir pašnekėsime. Tai dabar kaip susikūrėmi tie energetiniai blokai? Pavyzdžiui, iš tikrųjų, jeigu gimėte neturtingoje šeimoje, tai įvyko dėl to, kad buvo energetinis blokas. Tai kaip jie sukūrėmi? Kai atsisakome priimti iniciaciją, tą blogą įvykį kaip iniciacija, žmogus sukuria trauminę patirtį. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, mirė artimas žmogus. Tai mes turime pasirinkimą arba susitaikyti su tuo, arba priešintis pokyčiui. Ir taip sukurdami trauminę patirtį. Priešintis pokyčio tai reiškia, kad jūs negalit priimti absoliučiai. Tai yra tas pats susijęs su, kai palieka kažkoks artimas žmogus, skyrybos. Jūs tiesiog negalit priimti, negalit patikėti, kad taip gali būti. Nors akivaizdžiai vyksta pokytis ir jūs jam priešinatės. Taip ir susikūrė ta trauminė patirtis, nes jūs tuomet sukūrėte jausmus, baimė, pyktis, skausmas. Visi tie jausmai yra energija ir ta energija blokuojasi kūne. Ir yra galimi blokų padariniai.
Tai yra traumos padariniai gali būti fiziniai, psichiniai ir dvasiniai. Tai fiziniai padariniai, kai ta energija blokuojasi. Tai yra ligos, būtent kurios įsivysto iš išspaustų emocijų. Psichiniai padariniai tai yra emocinės problemos ir dažniausiai atpažinti, ar mes turim psichinių padarinių, galime atpažinti per santykius ir kūrybiškumą. Jeigu mūsų santykiai nėra harmoningi, ne vien su vyru ar žmona, bet bendrai su aplinkiniais, su šeimos nariais, mama, tėčių, uošvėmis, taip toliau. Jeigu nėra harmoningų santykių, tai jau turėkit minty, kad tikrai turi psichologinių blokų. Gali būti net, kad žmogus, pavyzdžiui, bijo tiesiog svetimų žmonių. Jis tik tai savo šeimo laikosi, o visi kiti ten yra blogi. Tai čia irgi yra blokas. Ir per kūrybiškumą pasireiškia tai, kai negalit atlaisvinti savo kūrybinės energijos, kai negalit pilnai kurti savo gyvenimo, negalit išreikšti savęs kūrybiškai, tai irgi yra psichiniai padariniai. Ir dvasiniai padariniai, tai yra nesugebėjimas išgyventi dvasinių patirčių ir atsiverti sąmoningų gyvenimui. Dažnai būna tokių žmonių, kurie labai stipriai eina į sąmoningumą ir iš tikrųjų daug praktikų daro ir medituoja ir taip toliau, bet protas jiems iki galo neleidžia patikėti, kad tai yra tiesa, kad tai yra tikra, kad visas tas dvasinis lygmuo yra tikra, kad siela yra tikra. Tiesiog, neišeina niekaip patikėti. Tai ateina iš dvasinio bloko, nes tiesiog kažkada nusprendai, kad daugiau niekada to netikėsi, nes kai tikėjai tuo, įvyko kažkas labai blogo. Tai apie tuos labai blogo dar papasakosiu, kaip ten kas gali būti. Tai dabar regresija, būtent kuom aš ir užsiemu, tai yra praktika, kuomet vedami emocijos keliaujame į praeitį, iš kur jie ateina. Nes emocija visada kartojasi. Tam tikros situacijos keičiasi, bet emocija lieka ta pati. Tai visada ir yra tas kabliukas, ant kurio galima užsikabinti, nes būtent vedami emocijų mes galime peržiūrėti tos įvykius, iš kur ta emocija atėjo. Tai iš pradžių, kai tik tai žmogus dar nelabai patyręs šitos praktikos ar ne, nelabai galbūt ir žino apie tos praeitus gyvenimus, tai mes apžvelgiame jo paauglystę, vaikystę. Ir tiesiog užduosiu konkretų pavyzdį, kad būtų aiškiau. Pavyzdžiui, žmogus dabar jaučia didžiulį pyktį. Tada žiūrime, iš kur tas pyktis atėjo. Ir žmogus prisimena, kad ten prieš savaitę susipyko su žmona, tarkim, ne? Ir tada klausimas, kada dar anksčiau jautei tą patį pyktį, kada tokį patį pyktį jautei paauglystėj. Ir jis iškart peršoka, žiūri, kad paauglystėj tuomet, kada mušėsi su klasiokais, tarkim, ne? Ok, šokam dar toliau, kur tokį patį pyktį jautei vaikystėj. Tada jis mato, kad pyksta, kai ten tėvai pykstasi kažkur. Gerai, tada einam dar giliau. Ir dar giliau, tai jau peršokam į tuos praeitus gyvenimus. Tai šito gyvenimo šiaip apžvelgti nebūtina, tai labiau tinka pradedantiesiems. Tai aš vėliau apie tą schemą papasakosiu. Taigi, regresijos metu, pamačius situaciją iš praeito gyvenimo, apžvelgėme visas ten esančias aplinkybės, tuomet išsiaiškiname pamokas, transformuojame gyvenimą, tol kol lieka visiška pilnatvė ir gausa. Ir ką duoda toks nuėjimas ten ir pamatymas ir taip toliau. Tai visų pirma, suaktyviname energijos tekėjimą į tą gyvenimą, nes prieš tai jūs buvote nusprendę protu, kad tai yra blogai ir nukirti energijos tekėjimą. Bet esmė, kad kodėl ir žmonės pradeda matyti tos praeitus gyvenimus. Ir tikrai ne aš viena matau, yra labai daug matančių. Būtent todėl, kad pamatytume, kad nėra blogos patirties, kad viskas realiai yra gėris ir meilė, yra tiesiog patirtis. Tai yra esmė, kad mes pašalintume tas sienas, kurias uždėjome. Ir kas įdomiausia yra, kad tos sienos uždėtos, jos kenkia mums patiems. Tai tam tikri blokai, kol ten neteka energija tas patirtis,
Tai mums daro didžiulę įtaką šitam gyvenime. Moteris vaikų negali susilaukti, vyrai negali susilaukti vaikų, santykiai byra, vienu žodžiu, alkoholis, narkotikai, visą tai galima labai lengvai spręsti. Ir jeigu tik žmogus eina į sąmoningumą ir suvokia, kad yra kažkas daugiau nei protas. Tai va, tai žodžiu, mes suaktyviname energijos tiekėjimą į tą praeitą gyvenimą ir pakeičiame tenais tą visą įvykį, taip, kad protas prisimintų, kad ten viskas buvo gražu, tai paskui papasakas, kaip tai padaryti. Ir tuo pačiu išsikeliame savo pamokas, išsiaiškiname, ką mes ten norėjom išmokti ir tos pamokos labai dažnai yra susijusios su šiuo gyvenimu. Todėl labai tinka visas tas pamokas paskui susirašyti ir turėti minty, kad ne vien seanso metu įvyko tas energetinis pokytis, bet dar ir keisti mąstymą ir veiksmus atitinkamai peržvelgiant tas pamokas. Tai va, tai šiek tiek dar noriu papasakoti, pažiūrim, kokią čia skaidrę turim toliau. Tai prieš einant prie detalios technikos noriu papasakoti bendrai, ar ne, apie tos praeitus gyvenimus. Nes daug kas iš tikrųjų netiki, kad jie egzistuoja ir aš sakau, tai jūs netikėkite. Ta prasme, netikėkite, bet tai nereiškia, kad negalite daryti pokyčio energetiniam lygmenį. Ta prasme, darant šitą techniką ir įsivaizduojant, kad tiesiog vaizduotėje viskas vyksta, jūs lygiai taip pat turėsite tą patį efektą. Tai jūs galite galvoti, kad nepraeitus gyvenimus matot, o matot tiesiog įsivaizduojamas nesąmonės. Ir gerai. Ir galvokite, kad matot tas nesąmonės įsivaizduojamas ir darykit šitą techniką ir tiesiog žiūrėkit, kaip keičiasi tikrovė. Ir kai pamatysite apčiuopiamus rezultatus, ar ne, tai koks skirtumas, ar jūs tikite į praeitais gyvenimas ar ne. Bet, nes viskas iš esmės yra iliuzija, ta praeitis yra iliuzija, ar ne? Ir kaip ir šnekėjau, ir ateitis yra iliuzija. Tai mes tiesiog vaikštom po iliuziją. Tai yra vaikštom po tą vaizduotę. Bet koks skirtumas? Jeigu protas yra prisirišęs prie tų prisiminimų ir pasąmoniai veikia tie blokai, tai kodėl nepasinaudojus šiandieniniam galimybėm, kai turim atsivėrusias tokias žinias ir nepadarius to pokyčio. Tai vat labai kviečiu tiesiog susimastyti apie tai, kad protas ne visada viską žino. Nes protas mums labai padeda puikiai gyventi, apmokėti sąskaitas ir taip toliau, bet jisai nesupranta šitų pasąmoninių procesų, jisai nesupranta visumos dvasinio ligmens. Ir nebandykit to suprast protu, ir tai nebūtina. Labai gerai iš tikrųjų reiktų pasiklausyti, apie ką šnekėjo Paulius visatos mechanizmų paskaitoj. Irgi įrašą, tikiuosi, mes pasidalinsim to įrašu neužilgo. Tai vienu žodžiu, esmė ir yra tame, kad yra aukštesnysis protas. Ir tas aukštesnysis protas, aukštesnioji sąmonė, jinai visą mūsų planą šiame gyvenime puikiai žino. Ir jeigu mes išmoktume medituoti ir įsiklausyti tą aukštesnį protą, mes iš ten tiesiai gautume atsakymus. Ir ką ir darom šitos technikos metu, mes realiai leidžiame savo būti kontakte su tuo aukštesniuoju protu. Nes šitas protas mūsų praeitų gyvenimų neatsimena, bet aukštesnioji sąmonė, jinai atsimena viską ir jinai žino viską. Ir jinai, kas svarbiausia, kaip darysit šitą techniką ir kam jinai pavyks, tai matysite, kad karts nuo karto vis skirtingi gyvenimai rodosi. O kas nusprendžia, kokius gyvenimus rodyti? Tai būtent ir yra tas aukštesnysis protas, kuris žino, kurie gyvenimai jums didžiausią įtaką daro čia ir dabar. Ta prasme, kurie jums labiausiai trukdo būti meilėje ir harmonijoje. Tai jis įrodo jums tos gyvenimus, kad jūs ten transformuotumėt, sutvarkytumėt ir pašalintumėt tą bloką. Labai fainai būtų, jeigu galėtume bendrauti online ir sulaukčiau klausimų, nes iš tikrųjų nežinau,
Ar pakankamai aišku, apie ką papasakau prieš einant prie technikos. Bet kadangi turim įrašą, tai tiesiog ir einu toliau prie technikos. Tai va, detalūs technikos žingsniai. Tai iš pat pradžių tiesiog atsigulkite arba atsisėskite patogiai, užsimerkite ir atpalaiduokite savo kūną. Pajauskite, kaip kūnas kvėpuoja pats, kad jums nieko nereik daryti. Tada dėmesį nueikite į pėdas. Pažiūrėkit, kaip jos jaučiasi. Tada vėl grįžkite, pereikite per visą kūną. Ir tuomet peržvelkite, ar šiuo metu kūne yra kažkoks nemalonus kūno pojūtis. Nes tas nemalonus kūno pojūtis tai būtent ir yra blokuojama energija. Jeigu kūnas jaučiasi visiškai atsipalaidavęs, tada pažiūrėkit, galbūt jaučiama nemaloni emocija. Tiesiog galbūt jaučiat kažkokį pyktį arba skausmą. Ir tai gali būti susijęs su neseniai įvykusiu įvykiu. Yra dar geriau, va šitą techniką daryti tuo met, kada jums iš tikrųjų yra kažkas negerai. Nes tada galime labai greit pagauti, iš kur tai ateina. Tai viens iš dviejų. Arba randate nemalonų kūno pojūtį, arba jaučiate kažkokią emociją. Taigi, jeigu yra kažkoks nemalonus kūno pojūtis, tiesiog klauskite savęs, koks jausmas, tai yra emocija, slepiasi po šiuo kūno pojūčiu. Ir atsakymas turi ateiti pirma mintis. Pavyzdžiui, jums kažkur pilve ar neskauda. Jūs iš karto klausėt, koks jausmas ten slepiasi. Ir pirmas atsakymas – baimė. Viskas. Tada užduodamas kitas klausimas. Iš kur tai ateina? Kas tenais įvyko? Ir tuomet tiesiog žiūrit, paleidžiat savo vaizduotę visiškai. Galite paleisti baimę pamatyti, paleidžiat norą išsiaiškinti ir tiesiog leidžiat savo pamatyti, iš kur tai ateina. Ir tuomet gali būti du variantai. Arba ateina situacija iš šio gyvenimo, tai yra prisimena tiesiog paskutinį įvykį, kuomet jautėte tą jausmą, kažkokį konfliktą, įžeidimus, nežinau. Arba ateina keista vizija, taip pavadinau, arba tiesiog žinojimas be vaizdo iš praeito gyvenimo. Tai, jeigu ateina situacija iš šio gyvenimo, tada užduodate klausimą, kur dar seniau jaučiau tą patį. Ir einate į paauglystę, tada klausėt, kur dar seniau, į vaikystę, ir tada kur dar seniau ir dar giliau, tol, kol peršoksite praeitą gyvenimą. Tas peršokimas nebus kažkas ten, wow, super, kad ten jūs surakins ir nieko nejausit. Visa tai vykdoma šiaip labai sąmoningam būvyje ir tiesiog vaizduotės pagalba atrakinkite vaizduotę ir leiskit savo pamatyti. Ir tas persikėlimas, va kaip būna, tai tada jau yra matomas vaizdas arba jaučiamas stiprus jausmas, gali ateiti net fiziškai, pavyzdžiui, spaust gerklę, jeigu ten jūs smaugia kažkas, spaudžia gerklę, gali ten kojų nesijausti, jeigu ten kojos nupjautas. Tai aš papasakosiu, kad nesigąstum, bet kodėl tai baisiai kalbu. Ir arba tiesiog ateina žinojimas, kas vyksta. Dažniausiai šie visi aspektai būna vienu metu, kad jūs ir matot, ir jaučiat, ir žinot. Žodžiu, telefonas biškį suskamba. Taigi, išjungsiu garsą, kad čia daugiau neskambintų man. Dabar kodėl aš užsiminiau apie tokias blogas patirtis, tenais apie smaugimą, ten žudymus ir taip toliau. Neturėkite iliuzijų, kad jūs pamatysite gerus gyvenimus, kur ten jautėtės laimingas ir taip toliau. Nes iš tokių gyvenimų neteina blokų, ten viskas buvo gerai. Didžiausi blokai ateina iš žiauriausių gyvenimų. Todėl
pamatysite žudimus, prievartavimus ir visokius ten šlykščius dalykus. Dabar reikia labai būti sąmoningam ir suprasti, kad tai jūs matote tam, kad pakeistume dabartį. Todėl būkite drąsūs, eikite ir žiūrėkite, nes tik taip jūs padėsite savo. Tai kam bijoti to, va kiti kartais sako, būna ateina ir sako, oi aš bijau pamatyti, kaip ten buvau blogas ir kaip ten buvau, nežinau, kažkas blogo nutiko. Nu tai jeigu tu bijai nepasiruošęs, tai nežiūrėk. Aš dabar šitą techniką dėstau žmonėms, kurie yra drąsūs ir nori daryti pokytį. Ir kad jūs pamatysit 2 minutės kažką baisaus, tai kas jums atsitiks čia ir dabar? Nieko jums neatsitiks, nes jūs čia ir dabar esat saugus, jūs esat ten savo namie ant fotelio ar dar kažkur. Jums nieko neatsitiks. Todėl būkit drąsūs ir būkit sąmoningi. Ir būkit savo atviri ir sąžiningi su pačiu savim. Jeigu jūs matot, kad jūs žudot žmogų, valio, jūs džiaukitės, kad jūs sugebėjote tai pamatyti. Nes dabar galėsite kažką pakeisti. Tai tiesiog noriu palinkėti to sąžiningumo su savim. Ir pastaba dar. Jeigu atlikus visus šitus žingsnius nepavyksta jums pamatyti nieko, tai tuomet klauskite savęs, kaip jau padarėte pirmus žingsnius, atsipalaidavimą, kvėpavimą, ieškot jausmo, ieškot pojūčio, nieko nerandat, bet žinot, kad kažkas negerai. Tada klauskite savęs, kokia patirtis šiuo metu jums būtų pati baisiausia, ko jūs visiškai negalėtumėt, nenorėtumėt patirti, kas jums atrodo žiauriai nepriimtina. Ir labai linkiu paleisti vaizduotę labai plačiai. Žmonės sakau, nu tai kokia dabar jums kokia būtų nepriimtiniausia patirtis. Ir sako, nu tai jeigu mane kas nors dabar atstumtų, galvoju, jo, čia žiauriai baisu, jeigu tave kas atstumtų, tai tikrai žiauriai baisu. Tai žinot, koks dar dalykas, kai žmogus visiškai taip nemato nieko, tai galima taip trenkti, nestipriai, tiesiog supurtit biškį kūną, nes tuomet tu pradedi suprast, kad iš tikrųjų tau darė daug baisesnių dalykų. Tave, tikrai, tada tiesiog supurtai kūną ir tada kūnas greit įeina, tu greit prisimeni tos momentus. Bet čia jau toks kraštutinumas. Tai tikiuosi, kad įeiti pavyks lengviau. Tai dabar, kai klausat klausimą, ką baisiausio galit patirti, ir paleiskit vaizduotę. Prisiminkit visokius filmus, kurie jums labiausiai surezonavo, kas ten vyko, kas jums ten visiškai atrodė nepriimtina, nežinau, deginimai, uždusimai, dar kažkas, Tiesiog paleidžiat vaizduotę ir žiūrit, kas jums baisiausia. Ir radot, kad baisiausia, kad ten kažkas pakarė ir ten nežinau. Ir tada kitas klausimas, kur jau taip yra įvykę. Ir paleiskite vaizduotę ir žiūrėkite tiesiog. Žiūrėkite, kaip ten viskas atrodytų, jeigu tai vyktų jums. Jeigu jūs matot, kad jūsų baisiausia patirtis, tarkim, būtų pakartam, tai žiūrite, kaip tai atrodytų. Ir tada tiesiog paleidžiat vaizduotę, žiūrit, ar ten yra dar žmonių, kur jūs esat, ar jūs ant pakilos, ar jūs šone, ar jūs prie bažnyčios, ar kažkas, kaip ten viskas atrodo. Vienas dar kitas momentas, kad realiai protas vaizduotės neturi, tai būkit ramus. Čia ne jūsų protas kuria, nes protas nieko nesugeba. Jis viską, ką kūrėjai kuria, menininkai, muzikantai, viskas ateina iš aukštesnio ligmens. Protas neturi visiškai fantazijos. Tai tiesiog jūs paleiskite tą fantaziją ir jums ateis tai, kas turi ateiti. Gerai. Tuomet, kada jau jūs esate tame momente, kai kažkas vyksta, ar ne? Jūs apžvelkit, kas tiksliai vyksta. Tiesiog klausimais, ar ne? Nes iš pradžių galbūt neaiškiai matysit, tarkim, matot miškas. Nu ir ką, mišką matau, nežinau. Iš karto klausėt savęs, kas aš ten esu? Vyras, moteris, vaikas. Kas? Pirma mintis. Tarkim, moteris, ne? Kas ten vyksta? Ar yra dar aplink žmonių? Pasižiūrit, ar yra žmonių. Tarkim, matau 2 žmonės. Gerai, ką jie daro? Kur jūs einate? Ar jūs bėgate? Ar jūs gaudo? Vienu žodžiu. Klausimus tikslius klauskite savęs, nes
kai jūs klausėt tiksliai, tai ir gausit tikslų atsakymą. Todėl va taip paprastai ir klauskit savęs. Tai va, ką jums daro ten aplinkiniai žmonės? Ką tuo metu jaučiat? Va tada jau prieinam prie momento, kad kai jau apžvelgiam situaciją, kas vyksta, tarkim, miškas, 2 vyrai prievartauja mane, ne? Nu, tarkim. Tada žiūrime, ką aš jaučiu tuo momentu. Ką aš jaučiu savo, ką aš jaučiu tiem vyram. Kokius sprendimus tuo momentu priėmiau. Pavyzdžiui, ten, nežinau, nekęsti vyrų, nepasitikėti svetimais, moteris yra silpna, Visus sprendimus ištraukiam, ką aš ten nusprendžiau. Tada pažiūrim sprendimus, ką aš apie žodžių sprendimus taip žiūrim, ką aš apie save manau, ką aš manau apie kitus žmonės, ką aš manau bendrai apie gyvenimą ir ką aš manau apie Dievą. Ten tipo, Dievo nėra, arba nenubaudė ir taip toliau. Tai va, viską, ką ten galvojate. Ir visą tai, kai ištraukite tuos jausmus ir nuosprendžius, juos labai paprastai priimkite. Tiesiog paimkite ir priimkite. Ir paleiskite. Tada žiūrit ateities apžvalgą. Pasukit laiką į priekį ir žiūrite savo, kaip ten toliau jūsų gyvenimas eina. Ar jūs iš vis toliau turit gyvenimą? Ar jūs žuvo tuo momentu, ar jūs dar gyvenate? Jeigu dar gyvenate, tai pasižiūrite, kaip ten jūsų tas gyvenimas eina ir kaip jūs galiausiai mirštate, ne? Jeigu žuvote tą momentu, tai paliekat viską. Ir tada atsukam laiką į priekį. Pasižiūrėkite tame gyvenime, kokia buvo jūsų vaikystė. Kokioje šeimoje jūs gimėte. Koks santykis buvo su tėvais. Ar jūs iš vis turėjote tėvus. Kokius sprendimus priėmėt būdamas dar vaikas. Tai mes padarom tą bendrą apžvalgą. Tuomet, kai padarom detalę tą apžvalgą, vykdome transformaciją. Transformacija vykdoma nuo vaikystės. Tai iš pat pradžių klausėme, kodėl klausėte savęs, kodėl aš pasirinkau gimti tokioje šeimoje, ką mano siela ten norėjo išmokti. Nes jūs jau atėjote tą gyvenimą specialiai į tokią šeimą. Kokius sprendimus turėjau priimti, kad gyvenčiau meilėje ir harmonijoje. Ir pažiūrite, tarkim, atėjote į vargšo šeimą, ne? Ką turėjau išmokti. Tarkim, turėjau išmokti priimti skurdą, turėjau išmokti vertinti gyvenimą, turėjau išmokti vertinti šeimą, Klausinėjate tol, kol yra atsakymų. Realiai, toj vaikiškoj patirty, nuo vaikystės, būna kokie 5 tai pamokos. Labai svarbu, kad pamokos turi būti įvardyjamos sielos lygmenyje, ne protų. Nes sielos pamokos tai būtų tokios, kad greičiausiai, jeigu gimei ten ar ne be tėvų, tai norėjai išmokti pasitikėti savimi, skleisti meilę, neieškoti pritarimo iš aplinkos, tai yra tokio aukštesnio lygio pamokos. Nes už nemalonaus įvykio visada yra teigiama intencija. O jeigu atsakymas yra, norėjau išmokti kovoti su kitais, tai jau turėkit minty, kad čia galbūt eina iš proto. Nes siela visada renkasi tas patirtis tam, kad tobulėt ir jinai niekada nesirenka tų patirčių tam, kad toliau eit žemyn su kita neigiama patirtim, žodžiu. Mes tas patirtis pasirenkam tikėdamėsi, kad pagaliau susiprasiu ir prisiminsiu. Bet įvyksta kaip įvyksta, realiai labai daug gyvenimų nieko neprisiminėm, užsimiršom ir turim, ką turim. Tai išsiaiškiname tas pamokas ir tuomet tiesiog, kai jau žinome visas pamokas, klausėme savęs, kaip viskas keistusi, jeigu grįžtum ten su šiuo žinojimu ir suvokimu, koks tada būtų tavo gyvenimas, jeigu tu nuo pat pradžių žinotum tas pamokas. Ir tada pamatysi, kaip labai gražiai viskas pradeda keistis. Ir kaip gražiai keičiasi netgi tavo visas aplinka, namai, tėvai, žodžiu. Kitas momentas. Jeigu matai, kad nesikeičia, tada turėk minty, kad blogas pamokas ištrauki. Nes jeigu įvedi teisingas pamokas, visada vyksta pokytis. Tai žodžiu, paklaus savęs, jeigu nieks nesikeičia.
tai ką dar turiu išmokti, kad gyventum harmonijoje ir meilėje, ką dar? Ir tada tiesiog įvedi tą pamoką ir keičiasi. Pavyzdžiui, jeigu dar yra kitas momentas, jeigu keičiasi namai, aplinka, viskas fainai, bet pasidaro kaip tik labai įtemptas santykis ten su tėvu ar kažkas tokio. Tada klaus, ką dar turi išmokti, kad būtum visiškai harmonijoje su šiame santykyje. Ir tada žiūri, kad išmok pasitikėjimo savim. Okei, tai jeigu nuo pat pradžių pasitikė, matai, kad žiūri fainai, tėvas nusišypso, apkabina, nebelieka įtampos. Nu, žodžiu. Tai va, tas neišmoktas pamokas adaptuojam ir reikia nueiti iki dabartinio savo amžiaus tame gyvenime arba dar toliau netgi. Negalima, labai svarbu, negalima palikti vaiko, tenais gražiai pakeičiam gyvenimą, bet ir lieka vaikystė ir išeinam. Nes tuomet jūs tiesiog integruosite su to vaiko mentaliteto, vaiko aspektu ir dar yra labai daug pokyčio, kur gali įvykti tam tikri nenumatyti variantai. Tai todėl mums reikia pakeisti tą gyvenimą, kol daisit iki dabartinio gyvenimo, dabartinio amžiaus. Ir žodžiu, žiūrim, kad pagrindiniai būtų pilnatvės aspektai. Tai reiškia, kad turėtumėt šeimą, nes kad ir kaip atrodys, kad man ten gerai vienam, pavyzdžiui, jūs koks ten vienuolis, kalnuose ar kažką, dėl tam tikrų niuansų tiesiog žinau, kad tai nėra tikroji pilnatvė, nes mes čia atėjom, žmogus yra labai sociali būtybė. Ir realiai, iš tikrųjų dar įsiterpsiu. Šita praktika mano, tai yra man intuityviai atėjusi technika, kurią tiesiog per vedimus, per praktiką aš ją suformulavau ir pradėjau taikyti. Ir vėliau aš nusipirkau šią knygą. Čia yra karmos keitimas Tomislav Budak. Ir pas jį aprašyta beveik tokia pati technika. O jisai realiai nušvitęs vienuolis dirba 30 metų su karmomis. Ir aš tada galvoju, wow, gerai, jau gal laikas pasidalinti tą techniką. Nes iš tikrųjų iš pradžių taip visada šiek tiek savim abejoja, ar ne? Ir kai gauni tokį patvirtinimą iš tokios knygos, tai jau galvoji, kad tada fainai, smagu. Tai ir jisai rašo ir ką ir aš jaučiu, kad tiesiog žmogus turi būti santykyje. Norint būti pilnatvėj, jam reikia santykio ir artimų žmonių. Tai labai siūlau tiesiog, kad ir kaip gerai jaučiasi, kai jūs ten esate vienas, pažiūrėkit, ką dar turėjau išmokti, kad gyvent pilnoj šeimoje, pilnatvėj ir meilėj. Ir pamatysit, kaip pasikeis jausmas, kai jūs turėsit artimus žmonės. Tai bus visiškai kitas jausmas. Tai pilnatvės aspektai yra šeima, gausa. Jeigu matot, kad esat visiškai laimingas, bet ant skurdžiam namelėje, tai tiesiog klauskit dar, ką turiu išmokti, kad gyventi visiškai gausoje. Ir pamatysit, kai adaptuosit tą pamoką, pasidaryti iš namelio ten kažkoks gražus didelis namas ir sodas didelis ir taip toliau. Sveikata. Gausa, sveikata, santykiai. Ir pasižiūrėkit, ar jūs ten realizuojate save. Pažiūrėkit, kaip jaučiatės, ką jūs veikiat. Ar jūs dirbat kažkokį darbą, kur jums ten nepatinka, ar jūs iš tikrųjų vykdot tai, kas jums teikia malonumą. Tai klauskit savęs, ką dar turėjau išmokti, kad būtų visiškai savirealizacijų. Ir dar pamatysit, kaip pasikeis dar gyvenimas. Kai jau padarėt labai daug pokyčių, tiesiog pasitikrinimas vyksta tuo metu. Kai esat jau dabartiniam amžiuje, tenais tam gyvenime. Pasitikrinkit, ar toj patirtyje jums nieko netrūksta. Ar jauties visiškai pilnatvėje, harmonijoje ir meilėje. Tai ir čia tie klausimai, kur prieš tai aptariau. Jeigu kažko dar trūksta, klausi, ką dar turėjau išmokti, kad gyventi visiškai harmonijoje ir meilėje. Ir dar būtinai patariu, tiesiog patikrinkit šitas pamokas. Jeigu leistumėt savo įsileisti Dievą ir dvasingumą į tą gyvenimą, jeigu leistumėt savo pasitikėti pasauliu ir visata, jeigu leistumėt savo visiškai leisti būti savimi ir pasitikėti savimi, nes tai yra labai common, labai bendros pamokos, kurios daugeliui atveda dar daugiau harmonijos. Tai tiesiog čia nežinau, toks patarimas, kad šitas pamokas įvedinėti ir pasižiūrėti, kaip ten viskas fainai keisis.
Tai jeigu įvedi pamoką ir matai, kad ten viskas keičiasi, tai ir yra tikroji pamoka. Jeigu įvedus pamoką nieks nesikeičia, reiškia, tai proto padiktuota pamoka, ką jau ir šnekėjau. Tai va, kai jau esate visiškoje pilnatvėje ir harmonijoje, tada turi vykti integracija. Integracija tai reiškia Dievo meilės ir visatos energijos tekėjimas į tą patirtį. Tai tiesiog, kai esate visiškoje pilnatvėje, leiskite savo priimti dievišką ir visatos energiją ir leiskite jai tekėti tą patirtį. Ir kartu leiskite savo naujai suvoktom pamokom ir suvokimams grįžti į šį gyvenimą, kad nereiktų jų patirti fiziškai. Tiesiog leiskite tiem suvokimam grįžti. Ir tuomet dar ant galo nuspręskit, kad čia dabar ir ateityje jums nebedaro įtakos ten priimti klaidingi sprendimai. Ir tada viską tiesiog paleiskite. Tai kaip matot, ką mes darom? Mes tiesiog nueinam į tą praeitą gyvenimą. Pašalinam mentalinius, emocinius ir dvasinius įsitikinimus. Tai reiškia, iš pat pradžių, grįžtam biškį, iš pat pradžių mes pažvelgiam, ką ten jaučiam, kam galvojame apie save, kitus, gyvenimą ir Dievą. Ir visus šitus jausmus priimam ir paleidžiam. Ir visus šitus įsitikinimus tiesiog paleidžiam. Taip mes pašaliname jų įtaką dabartiniam gyvenimui. Tuomet, kada mes padarom transformaciją, mes, kai išeinam visišką pilnatvę ir harmoniją ir perleidžiam energiją tekėti, mes visiškai pašalinam bloką, nes mes pakeičiam variantą. Tai reiškia, kad jums pasąmoniai nebėra išlikęs tas prisiminimas, kad jūs ten žudė. Nes labai gerai pamatysite, kad kai jūs pakeičiat vaikystę nuo pat sprendimų ar ne tų, kuriuos turėjot priimti, jums nebereikia patirti to, tarkim, prievartavimo, žudimo ar kažko. Jo nebelieka iš vis variante. Jūs tiesiog gyvenat gražų gyvenimą. Tai mes pakeičiam tą gyvenimą, leidžiam ten energijai tekėti ir tas blokas atsilaisvina. Taigi, apibendrinimas. Visas šitas pamokas, kurios jums ten ateis iš to gyvenimo. Dar telefonas skambina. Visas tas pamokas, kurios ateis, tiesiog susirašykite. Nes labai svarbu ne vien padaryti energetiniam lygmenį pokytį, bet dar ir keisti mąstymą ir keisti veiksmus pagal tai, ką jūs ten pamatėt. Ir pabiškai eit kitą gyvenimo linkme. Jeigu pamatėt, kad jums reikia pasitikėti žmonėmis, būti atviram, tai taip ir darykite. Tai taip, jūs pašalinat bloką, bet davai, išeikite kažkur pasivaikščiot, su svetimai žmonėm pašnekėti. Ir jeigu pamatėte, kad nepasitikėte vyrais ir taip toliau, bet viską pakeitėte, kad pasitikėtumėt, tai jeigu turit vyrą, nueikit prie jo, apkabinkit, jeigu neturit, išeikit į pasimatymą. Jeigu tas pats ir su žmonom ir su merginom, ne? Tai tiesiog darykite tai, ką išgirdote ten, kokios jūsų tos pamokos buvo. Nes visos jos yra susijusios su šitu gyvenimu. Ir taip tiesiog jums tas aukštesnysis protas parodo, žmogau, tu dabar biškai klaidinga linkme eini, pasižiūrėk, tu ir anksčiau darai tokias pačias klaidas. Tai davai, gal šį kartą nedarom šitų klaidų. Gal šį kartą biškai kitaip gyvenam. Gal šį kartą gyvenam meilė ir harmonija. Tai paimkit ir gyvenkit. Tai nepamirškite, kad jūs patys pasirinkot būti šitoje realybėje ir ją patirt. Visas šitas gyvenimas yra žaidimas ir mokykla. Visa aplinka atspindi tai, kas yra jumise. Tai dėl to jūs niekada nekaltinkite aplinkos, o tiesiog pasidžiaukit, kad ačiū, aš pamačiau dar vieną dalyką, ko aš negaliu priimti. Tai aš galiu dabar kažką pakeisti, kad nebekartot. Ačiū, kad aš tai pamačiau. Ir dar labai svarbus momentas. Įsivaizduokit, kad tas aukštesnysis protas, ar ne, kuris žino jūsų tą planą ir misiją ir viską šitam gyvenime, jis jums pastoviai siunčia signalus. Ir iš pradžių tie signalai būna tolimi. Jie, kaip tolimi, tiesiog sunkiau suvokiami,
Tai iš pradžių ateina gal per sapnus, per intuiciją, kažkoks vaizdinys, kažkas. Bet jūs, tarkim, nekreipiat dėmesio, ne? Na, tada jums rodo biški jau šitoj realybėj. Per televiziją, per filmus, per dar kažką. Jums ten lyg suvirpa širdis, pamatot kažkokį karą, jums ten neteisybė suvirpa, bet jūs vis tiek nežiūrit, kodėl jūs to nepriimat. Jūs tiesiog, vyksta ir pykstate, ne? Tiesiog, oi, kaip čia tas karas vyksta. Ir nieko nedarot pokyčio savyje. Tada jums į artimesnę aplinką įmeta situaciją. Draugai pradeda, tarp draugų kažkas vykti, nežinau. Tiesiog draugai, tarkim, draugų pora pradeda labai pyktis, ne? Ir jūs vėl žiūrit, kad, negerai taip, kad pykstasi, tikrai nesąmonė, bet nieko nežiūrit, kodėl prieš jūs rodo tą konfliktą. Gerai, nieko nedarot. Tai tada neša dar artimiau, tada šeimos narius atneša prie jūsų, kad jie parodytų tą situaciją. Jūs dar žiūrit, nesuprantat, tada ateina dar artimiau, ateina į jūsų gyvenimą, konkrečiai jūs asmeniškai tai patirite. Ir jūs tada vis tiek nesuprantate, kas čia vyksta, kodėl čia taip vyksta, kas čia dabar konfliktuoja. Ir vėl spaudžiate tas emocijas, žodžiu, tada prasideda liga, jau tiesioginis ženklas. Liga visada supraskit, kad yra jau labai toli, ta prasme, jau buvo prieš tai daug ženklų, bet jūs nieką nekreipėt dėmesio, todėl atsirado liga. Tai liga jau toks paskutinis kaip momentas. Arba aišku labai stipri trauminė patirtis, jeigu jūs į nieką nekreipėt dėmesio, paskui galiausiai atsitinka kažkas, kas labai skaudu, tiesiog įvyksta kažkas skaudi situacija. Tai tiesiog, ką tik matote, kas vyksta jūsų gyvenime, netgi su kitais žmonėm, visiškai svetimas žmogus jums kažką pasako, tai jūs nežiūrėkit, koks jisai durnas, ką jis čia šneka. O pažiūrėkit, kodėl jis tai pasakė. Ta prasme, jis jums atspindi kažką, ką jūs turit viduj. Tai kai pradėsim taip žvelgti į gyvenimą, jisai labai stipriai keisis, labai greitai. Tai pagrindinis dalykas, stebėt, kas vyksta, stebėt, ką aš jaučiu ir tada žiūrėti, iš kur tai ateina, daryti visą šitą techniką. Aišku, jinai dabar, kaip pateikiau, ją atrodo, kad čia labai ilgai užtrunka, labai ilgai čia reikia sėdėti ir taip toliau. Iš tikrųjų taip nėra, kai įpranti, tai vyksta viskas labai greitai ir labai greitai išeina pamatyti, priimti, suprasti ir taip toliau. Šiaip tai patarimas yra, jeigu visada vienam žmogui yra šiek tiek sunkiau, susiraskite partnerį, susiraskite lygiai tokį patį žmogų, kuris domisi tokiais reikalais ir darykite dviese viens kitam. Tiesiog vienas klausinėja vieno, darot seansą vienam, kitas kitam veda paskui. Ir tai labai padės. Ir pasistengkite netgi neužsiciklint vien ant šitos technikos, kažkokių savo klausimų įvest, kažkaip kūrybiškiau pažiūrėti visą procesą, gal, nes mes visi esam prisijungę prie to tinklo, informacijos bendro tinklo. Ir tikrai visi galime gauti tą informaciją. Todėl atpalaiduokite tos savo kanalus, atpalaiduokite visą tą savo sąmonę ir leiskite savo priimti. Ir kas jums eis, kokia informacija eis, taip jūs ir veskit kitą žmogų, taip jūs ir klauskite jo. Turėkit minty, kad tas vedimas, kad jūs nesate tas vedėjas, per jūs kažkas veda, tuomet ir gausis geriausiai viskas. Tai stebėkite aplinką ir taip pažinsite tave. Ir įsisavinkite šito žaidimo taisyklės ir žaiskite. Dabar aš dar noriu pristatyti šiek tiek kursą, kurį mes planuojam, internetinį kursą su kolega Vytautu. Jis yra emocinių paleidimų meistras. Ir mes būtent mėnesio laiko trukmės kursas, kuriame bus informacija apie tai, kaip pilnai kurti realybę. Nes šitų blokų pašalinimas yra tik viena dalis. Mes kalbėsime apie tai, kaip išgryninti tikruosius sielos troškimus, kaip suprasti, ko aš iš tikrųjų noriu, kaip pašalinti blokus, kaip kurt norimą realybę pasitelkiant variantų pasirinkimo techniką, kaip pašalinti reikšmingumą. Vienu žodžiu, labai
pateiksime labai išplėtotą informaciją apie tai, kaip būtent tą gyvenimą iš esmės kurti. Tai sekite naujienas Facebook'e, Sanvaja. Ir nežinau, galite turbūt subscribinti video YouTube, bet jeigu Facebook'e seksit, tai matysit visas naujienas. Ir tuomet galėsite tiesiog pilnai įsijungti šitas mūsų visas žinias į tą ėjimą sąmoningų kelių ir eisime juo kartu ir sukursime gražų labai pasaulį. Tai labai ačiū visiems, kad žiūrėjote ir linkiu sėkmės. Ir jeigu kažkas turės kažkokių pasidalymų, kaip sekės, netikėtumų, nes iš pat pradžių, kai tik pradedi ir jeigu gaunas būna žiauriai fainai, tai labai prašau parašykit man, kaip kas gavosi, kas sekėsi, nesisekė. Jeigu nesiseka, irgi parašykit man. Iš tikrųjų labai kviečiu pirmam kartui ateit pas mane į asmeninę konsultaciją, kuomet aš jums pravesiu gyvai šitą seansą, tada jums bus aiškiau patiems, kaip viską daryti. Tai dabar jūs gavote tą techniką, bet galbūt dar nežinote, nesuprantate, kaip ten turi matytis, kaip ten veikti. Tai ateikite pas mane, viską parodysiu, kadangi pati turiu galimybę matyti kitų žmonių karmas, kai vyksta seansas, tai turėkit minty, kad tikrai perkelimas įvyks, nes kažkaip pas mane yra ta energija, kad žmogus, jeigu jau ranką laikau aš jo, tai jis tikrai persikelia į tos praeitus gyvenimus. Tai galite ateiti pas mane, padarysim tą perkelimą, pažiūrėsim, kaip tą techniką žodžiu taikyti, tada galėsit daryti patys, galėsit su draugu, su drauge, vienu žodžiu, kaip norėsit. Tai tiesiog aš labai noriu dalinti šitą informaciją, nes jinai iš tikrųjų labai keičia gyvenimus ir labai keičia visą patirtį, visą suvokimą ir viską. Tai tiesiog tokią matau viziją, kad vis daugiau ir daugiau žmonių eis šitą linkmę ir kad labai kažkas gera ir gražaus bus. Tai jau dabar iš tikrųjų visą tai vyksta. Tai tiesiog einame kartu. Ir labai ačiū Jums, kad žiūrėjote ir kad esate. Tai dabar to išjungsiu.